Labas rytas. Atvykau į žvejybą. Pūsiu asfaltį ir mėginsiu plaukti, ieškoti plėšrūnų. Tai yra užtvenkta kruoja ir mums pakairė vadinamas Butaisų tvenkinys. Baigti pripūsti reikia su kojytėm. Na štai aš jau valtyje. Plauksim ten į Žalyčių pakrastį ir pamėginsim atlikti pirmuosius metimus. Turėjau kibimą. Saulė pradeda rodyti savo spindulius. Nėra labai gerai, bet ką darysi. Tai pamėginsim ešerį. Ešeriukui pamėginsiu tą smerduką uždėti. Kitam ežere jis man čia buvo pasiteisinęs. Vėjas po biškį kyla, bangelės atsiranda. Vienas, du, pauzė. Vienas, du, pauzė. Žinau vieną labai gerą guminuką, kuris yra čia pasiteisinęs ne vienus metus. Toksai. Pats paprasčiausias relaksas. Nu, čia firmos pavadinimas, kas nesuprato. Reikia atrasti tą spalvą, ant kurios šiandien kimba. Kol kas niekas nekimba. Dėsiu išmėgintus masalus. Nors video atrodys, kad ten pametimą po 2 padarau, bet su jais taip gerokai apmėčiau. Kol kas plėšrūnai miega visi. Su 3 metrų 3,3 gylyje. 19 laipsnių vandens temperatūra.
Nu, įdėkim tą žuvų piktogramas. Pažiūrėsim, ką jis čia man rodė. Ir dabar mėginsiu tokį. Ant jo esu jau turėjęs nemažai kibimų. Ir pasimėginkime tą pusę. Klausimas, kur šiemet čia tas lydekas stovi, pernai vien pakraščiuose stovėjo. O šiemet dabar vis tiek, nors ir rugsėjo vidurys, bet dar vanduo šiltas, dar vasaros režimas visas. Ar žolėse sulindus, ar nežolėse. Tai toks kaip ir esminis skirtumas. Nu, bent jau vieną kibimą turėjau ant sukrės. Neaišku, kas ten kirta, kad nepataikė. Pamėginsim pavelkiauti. Užsimečiau abidvi meškeres ant guminukų ir mėginu plaukti tolyn. Va kokia ramybėlė. Paukštukai čiulba, meškerės užmestas. Gražios sodybos su prieplaukom. Priekyje pilkasis garnys. Nežinau, kiek matos. Kažkur užsikabino guminukas. Palaukim žiūrėti. Už ko? Ir čia vieta. Gerai, paplaukime kitą pusę. Priešingą. Gal atsikabins. Ne velnio. Atsikabinau. Lygiai 2 valandos valtyje. Kibimas tas pats, kuris buvo vienintelis ryte. Baigiu čia šono žolyno visą paryt. Iššoka vienas kitas ešerys, bet kaip juos pagauti, kol kas man mįslė neįmenama. Oras kaip ir geras. Tiesioginės saulės nėra, bet lydekas nenori kibti viskas. Jau beveik 3 valandas plaukioju pirmyn atgal po visą balą. Pirmas normalus kibimas, užvelkiauta, o ir pagal jėgą skaitau gan normaliai. Priešinės turėtų būti normalus dydžio lydeka. Arba labai stipri. O, normalus dydžio. Matot, kokia gražuolė. Tika. Kur ten lendi po tą valtį. Tika. O! Na štai, pagaliau visos dienos darbus atperka. Štai tokia lydeka. Įtariu bus kokie 5 centimetrai turėtų būti. Tuoj pasimatuosim ir pažiūrėsim. Štai lydeka. Tai pamatuosim ilgį ir pamėginsim pasverti. Nu, sakau, kad turėtų būti kokie 5 cm ilgis. Nežinau, jų matos, bet
Bet iš akies daug greičiau ir akivaizdžiau pasvėriau ir 64. Nu, nurimk. Vienu 665. Nu, šiaip nebuvo galėtėta. Tiktais galėjo greičiau, ne po 3 valandų užkipt. Griebė šitą Fokso guminuką. Nemažai apkramtė. Nu ką, žvejojam toliau. Užteks, čia dabar gilio nėra, reikia šitą vietą apmėtyti. O, kibimas. O, kokia stipri. Bet šita daug mažesnė bus. Bet kaip neklauso jinai. Nu, radau gerą guminuką. Oi, kaip tavęs neatsekė. Žiūrėkit, šitą irgi visai graži. Ir apatinė lūpa. Bet kaip suvarė guminuką man. Nu, galim pasimatuoti. Gal legaliai. Nu, pem. Nu, šiemet rudeninės pirmosios lydekas. Rugsėjo vidurys ir prasideda. Kas įdomiausia, kad abidvi lydekas pagavau išlindus saulėje. Ir abidvi sukibo apie 10:30. Tai aš jau 3,5 valandas plaukiau. 3 valandas absoliučiai tuščiai. O dabar čia pradėjo pliaukšėti visur aplinkui. Matomai atėjo ta valanda X. Taigi, šiandien mano žvejyba 4 valandas truko. 4 valandas praplaukėjau. Iš jų 3 valandas buvo tuščiai visiškai. Po to 2 žuvis pagautas. Tiem, kas iš karto sakys, kodėl nepaleidai, tai jeigu žuvis atitinka dydžius ir aplinkosaugos reikalavimus, tai aš nematau tikslo paleisti. Nors aš pats gal ir nedaug to žuvies valgau, bet yra kas valgo šeimoje ar pažįstamų tarpe. Žvejyboje šiandien va šituos masalus išmėginau. Gal dar keletas mažiukų buvo. Žvejyba baigta. Pradedu tvarkytis. Kiekvienas daiktas turi savo vietą ir jisai turi būti toj vietoj. Šaunuolis šiandien nuliuks, abi lydekos ant tavęs. Laukia atvirkštinė procedūra. Išleidinėt viską. Taip iš ryto pripačiau. Na štai, iš didelės valties kas liko. Tiek daiktų paskleista po žvejybos. Inkaras džiūna, graibštas džiūna.
Žinoma, valtis supakuota. Dugnas išdžiūvęs. Pirmiausia, dedu dugną. Prastai akumuliatoriai ir inkarą dedu. Šiaip inkaras būna kibire, bet kadangi šiandien lydekas kibire, tai bus tik ant kibiro dangčio. Masalų dėžė ir spiningai visada keliauja priekį su manim. Svaliukai, lentelė po akumuliatorių kortelės. Gan greitai pavyko susimėtyti viską. O dar ne viską, beveik viską. Nu tai žvejybą vertinu teigiamai, nors ir sunkiai, bet žuvis pagauta, nuotaika pagerėjo. Atėjo bitaitis.